Sveiki visi atvykę į mano naująjį video. Šiandien aš aprodysiu savo kalėdinius namus. Nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mygtuką ir nieko nelaukdami pradedam. Iš pat pradžių matome tokį miestelį, kurį padarė mano sesė. Dar yra toks rutulys, yra vainikas, yra dekoracija. Kitą kambarį. Kiek nedaug paėję, jau matome naują dekoraciją. Aplink veidrodį tiesiog atidėtos gražios žvaigždutės. Negaištame laiko ir judame toliau. Va, bet nedaug paėję, jau galima vėl matyti kažkokį. Kas tai būtų sugalvoję? Kas? Tik mano šeima. Tik mano. Kambarį matote besmegenį, čia susijuojasi su žiema ir pora mano klasiokų. Tada čia matome gražiai papuoštas girliandas. Ir aišku vieną didelę kojinę, nes aš esu didelis. Dar čia žemiau galite pamatyti girliandas, kurias uždėjome, nes nepavyko uždėti ant šios juostos. Ir turime paskutinį eksponatą. Ji papuošta įvairiom spalvos girliandom. Yra visokių tokių žaisliukų, o kas svarbiausia, tai yra šis žaisliukas, kurį aš visiškai neseniai pagaminau pas savo rankom, eidamas į tokią trumpą ekskursiją su klase. Tiek iš mano kambario. Norėjau šiek tiek pertraukti video. Jeigu jūs galvojate, kad mano namai, mano eglutė yra baisesnė negu jūsų, arba šiaip norite pasidalyti savo eglutę, siųskite į šitą gemailą savo kalėdinės eglutės nuotraukos. Jeigu daug kas siųs, aš padarysiu video, kaip jas vertinu ir galėsite patekti į video ir grįžtam į video. Ir atėjome prie pagrindinės vietos. Ne čia virtuvė, čia mes valgome ir tipo daug praleidžiam laiko. Ne dėl to, o dėl to, kad čia yra kalėdinė eglutė. Tai skelbiamas pagrindinis objektas namuose. Tai yra tiesiog eglė. Dabar tai gali būti tikra, netikra. Bet kuo ši eglė ypatinga, jie turi tokių žaisliukų, kurie buvo nupirkti šiais metais. Ir turi labai senų žaisliukų, kurie yra kažkur gal net mano amžių. Bei yra įvairiom švieselėm, nuo žemai yra mėlyna, nuo viršaus yra geltona. Bet ji netikra. Nors ir ji netikra, bet ji tikrai gerai atrodo, mums ji patinka, o jeigu jums patinka, tai dar geriau. O žinai, kuo ji neypatinga? Ji yra mažesnio lygio negu tu. Gerai, jau užteks tau čia sėdėti, jum kamerą, jum. A few moments later. Tai jau mano mažasis brolis išėjo, o šiaip norėjau tik pasakyti ir atsisveikinti, kad siųskite mano šį gemailą savo eglutes ir jeigu jų daug susikaus, padarysiu video. Ir šiaip, jeigu patiko video, paspauskite like, prenumeruoti mygtukus. Ir ką tu čia darai? O, paėmiau kamerą, o ką jūs, like, subscribe, visą.